turbūt buvo sudėtingiausios sąlygos ir neįprasčiausios man kaip vairuotojui. Mes laimėjom Lietuvos čempionato įskaitą, kur mes vėl esam potencialiai tarp tų kandidatų būti patys greičiausi, koks yra pagrindinis šių metų tikslas. Mes turime pakankamai gražią ir turiningą gerais rezultatais sezono pradžią. Turime 3 lenktynės, 3 pabaigtas lenktynės, turime 1 trečią ir 2 pirmas vietas. Be abejo, laukia Žemaitijos ralis, kur mes laimėję esam 5 kartus. Tos lenktynės yra vienas mylimiausių ir vienas geriausių. Jas aš irgi dedu nemažai vilčių. Keliai, specifika, greiti ruožai labai tinka mano vairavimo stiliui. Dar ne viskas pabaigta ir 300 ežerų ralis vienas iš tų, į kurį visą laiką norisi grįžti, į kurį mes važiuojam su didelė šypsena, dažniausiai išvažiuojam taip pat su didelė šypsena, irgi tą pavyko padaryti net keletą kartų su dideliu palaikymu, su visais aukštaičiais, zarasiškiais. Žiūrim į viską pozityviai, mes surinkom tikrai nemažą kiekį taškų čempionate, kuriame pirmaujame ir kur dabar esam labai netoli pergalės ir netoli čempionų vardų Lietuvos ralio čempionato. Tai vadinkim, šitas mūsų planas, kurį mes kalbam ir apeliuojam ir juo gyvuojam šiais metais, jisai vis dar gyvas ir manau, kad jisai artėja prie tos kulminacijos, kuri turėtų visai neužilgo įsigyvendinti. Tai gerai. Automobilis
sielas vienam gabale. Šis sezonas mums susiklostė taip, kad mes jo neturėjom nei remontuoti, nei taisyti. Skardininkai neturėjo darbo ir dažytojai taip pat. Tai džiugios naujienos mums. Čempiono vardas susigrąžintas po kelių metų pertraukos, dar džiugesnis naujienos ir sveikinu Žilviną, sveikinu savo mechanikus, kurie puikiai paruošė automobilį, kad ir mes turėjom šiokių tokių problemų, bet mes nebaigėm šiemet tik tai vienų lenktynių, kas yra labai stabilus ir geras rezultatas ir tą parodo mūsų surinktų taškų suma. Tai labai džiugią natą pabaigėm, labai gražiam mieste, labai šauniam kolektyve. Ačiū visiems palaikantiems ir galiam fanam, kurių vis daugėja ir kurie skatina mus tobulėti, siekti dar daugiau ir važiuoti greičiau, negu kad mes galvojam, kad įmanoma. Šiandien aš gavau tas aukščiausias taures, kurių siekiau visus metus ir koks buvo mūsų tikslas visus metus. Tai su mūsų rėmėjų, sirgalių, fanų, galų gale jūsų pagalba mes su Žilvinu kažkaip paėmėm ir padarėm tą, ką buvom užsibrėžę sezono pradžioje. Tai malonus, įprasminto sezono vakaras. Tai labai džiugu.